Sveiki, esu ekologas Žilvinas Putys, mes esame Gamtos tyrimų centro cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijoje. Tyrėme juodažiočius grundalus, tai nedidelė žvejų mėgstama žuvis, invazinė, tačiau jinai gali labai stipriai paveikti visos ekosistemos pusiausvyrą. Tyrėme juodažiočių grundalų cheminius pavojaus signalus. Tai svarbus kaip fundamentinis tyrimas, kurio rezultatai galbūt padės ateityje sukurti šios invazinės žuvies kontrolės metodus. Juodažiotis grundalas yra globaliai plintanti žuvų rūšis. Mes jas tyrėme jau eilę metų, o šio konkretaus tyrimo idėja atsirado bendraujant su kolegomis mokslininkais. Pastebėta, kad pastaruoju metu į mūsų jūros pajūrį nebeskrenda žiemoti saugomos ledinės antys. Šie paukščiai minta moliuskais, kurie ir yra juodažiočių grundalų pagrindinis maistas. Buvo padaryta prielaida, kad grundalai išėdė moliuskus ir dėl to paukščiai nebeskrenda pas mus žiemoti. Pradėjus domėtis, kaip būtų galima kovoti su grundalų plitimu, pasirodė, kad efektyvių kovos priemonių sukurta nėra. Vienas iš tokių galimų metodų tai būtų jų elgseną veikiančių cheminių medžiagų panaudojimas, atbaidančių arba priviliojančių. Tokios gali būti cheminiai pavojaus signalai. Kai žuvis pajunta esanti aplinkoje priešą arba yra sužeidžiamos, jos įskiria cheminius pavojaus signalus. Šios signalus mes ir tyrėme. Visų pirma, kaip žuvis reaguoja, o antra, iš kokių cheminių junginių jie susideda. Eksperimento metu stebime, filmuojame ir fiksuojame, kaip žuvis reaguoja į tyriamas medžiagas. Šiuo metu žuvis veikiame medžiagų mišiniu, kuris įskiria į vandenį jas sužeidus, kas įvyksta užpuolus plėšrūnui. Vėliau iš šio medžiagų mišinio pabandysime išskirti ir identifikuoti konkrečius cheminius junginius, kurie veikia kaip pavojaus signalai. O vėlesnių eksperimentų metu bandysime įvertinti apie jų panaudojimo invazijų kontrolėje galimybės. Apie cheminių pavojaus signalų sudėtį yra labai mažai žinoma, taigi tokio tyrimo rezultatai būtų svarbus kaip fundamentalūs mokslo atradimai. Juo labiau, kad su juodažiočiais grundalais jokių tokių tyrimų vykdyta iki šiol nebuvo. Taigi tai būtų ir unikalus tyrimas. Mūsų tyrimo rezultatai leis geriau pažinti žuvų prisitaikymo aplinkoje mechanizmus ir galbūt padės sukurti naujus svetimų kraštų žuvų kontrolės metodus.